Matome dar vieną ežerą, kalno viduryje. Palaukit. Bus! Yra. Labas rytas, kolegos ir kolegaičiai. Nevadėkėsit, šiandien yra sekmadienis, yra dabar 25 ryto. Toks dangus visai gražus, tai visai gražus oras. Ir vakar vakare nusprendžiau, kad važiuojam į Baltikapą sudalyvauti. Tai jo, mėgau šią naktį, pats nežinau kiek valandų, bet man rodos 0. Žinot, koks geriausias būdas atsikelti nepramiegot, nu apšiai nemiegot. Tai va, žodžiu, leidžiam pasiimt manto, šausim į Latviją. Žiūrėsim, kaip ten mums seksis, kažką bandysim įrodyt ir tiek turbūt. Tai viskas, leidžiam į keliuką ir susimatysim, žodžiu, Latvijoje. Baltika. Žinau, kad Beliava pliurzė turėtų gal visai ir smagu. Tai va, gal pamiegosiu aš kelį. O dabar, žodžiu, šaunam į kelią. Datsų galvana. Mygęs. Tai ką, man valandos. Miego važiuosi prie bišį kirva dabar jaučiuos. Biškai laimingesnis. Tai va, labai blogai. Bet nieko, prasičiūkinsim. Gerai bus. Tai va, liko lėkt 5 minučių. Kažkas tokio. Ir vietoje būsim. Pasiėmėm kompanioną. Labai padėjo važiuoti priekį. Kas atsikėlė? Mataisi tu? Va. Kompanionas. Tai jie mum patiektų. Tai įdomu, kas mūsų laukia. Žinau, kad tvarkė trasa, žinau, kad pradžiuvo. Tai gal nebus taip blogai, kaip tikiuos. Tai nežinau, bet pasiėmiau vis tiek dirti denus, tai gal labai šlapia, tai gal net užsimesiu ir juos. Gal bus tiesiog lengviau važiuoti. Ir tiek. Žodžiu, šitą vasarą yra nereali. Varžybų ant sauso nėra, neegzistuoja šitos dalykas. Visą laiką ant lietaus. Visą laiką. O man pilvo pučia. Čia šiek kažką. Fuck yeah. Mes vietoj. Į trasas prasieit. Matau, kad šlapia. O, dieve man. Žiūrėkit, kas čia darosi. Geras žinys tau. Žiauriai. Žinokitės. Wow. Ką galiu pasakyti, kad žiauru, ką padaro lietus iš trasų. Jo, čia slalomas vyko. Man patinka, kad čia pažiūrėk, čia slalomas. Čia viena didelė pliurzė. Wow. Kur man tai važiuoti šitam slalome, žinai, supranti? Jo. Trasą užlipom. Aš va, galiu vait, va. Vieną trasą užlipom. Pliurzė. Bet pliurzė tai Beliavoje. Wow, nes toks vės, kad bėga šaltinėliai ir tipo, tiesiog jie bėga. Ir tu nieko negali padaryti, kad jos sustabdyti, tiesiog bėga ir viskas pliurziai paskendė. Man rodo šitos, va dabar praėjom vieną trasą, dabar antrą trasą, va pamatysim šitoj. Startas yra kažkas wow tiesiog. Pamatysit. Gavau išpajus adrenalinas savyje. Tai va, galite ir jūs nusipirkti, parašykit mum į PM, pareklamavau. Į PM parašykit. Per Instagramą sakyt. Buvo tokia bliurzė. Čia tiek buvo ravai ir žmonės tiesiog važiavo ir medžius daužėsi. A, jo, mačiau jo. Nice. Lipk, parodyk, kaip reikia važiuoti. O, ta. Šūdis mėgna, o, šiek tiek ežeriukas, kaip gražiai čia. Matome dar vieną ežerą, kalno viduryje. Čia kaip Ignalina, tokia. Nu, ežeriukas, ja. O, čia kaip Smertis vakar varė. Nice. I like the shoes you're walking with. Really safe shoes for this kind of track walking. Šliopačkom. Ai, koks šuolis. Tinkloje neuždėjo. Su skylė vidury. Jo, čia toks neblogas. Čia kaip mūsų Smertkalnio. Nu jo, čia. O. Va, žiūrėkit, varbutai tokie. Ignalinai buvo deep. Palaukit. A, deep. Netilpa net koja ant tiek ilgai.
103 mes 120. Davai, hebrytai kitos Jonavos varžybos 100 kem. Šaunam dalyvių. Tu Karolis kiek atlaikim tavo videkos. Like and subscribe šitį. Karolis Karolis Kurkauskas. O, valėdu pridėliota, kad apšviest kelią. Čia šildytuvai buvo, žinai, man tai. Nu ką, man rodo, šita buvo pati baisiausia trasa. Kvieskite Samošką su Golfesteriu, čia toj pralėks. Vau! O Jėzau Marija antroji. Kaip Lenkas pasakei. Nu jo, čia tokį šlaitą, blėt, užkėjau. Ai, va ten, va ta baisiausia vieta. Pirmas liftas. Tai, žodžiu, pirmą liftą darom. Tokia situacija čia. Šiaip stipriai ganėtinai sakė hebrytė padžiuvę. Visai viskas nice. Užsidėjau į priekį dirbti denus. Gal padės, gal geriau kips. Bet žiūrėsim, kaipgi seksis. Eisim dabar apšilt, nes apšilt būtina man. Jeigu neapšilu, tai į visus medžius daužausi. Žodžiu, mėgau valandą. Prasėjom trekvoką. Tai šiaip kaip ir visko neblogai padaręs, skaičiau. Vienintelė problema tai yra miegas, kad gali kiško šiandien, bet šiaip viską žiauri fun atrodo. Įdomu, kiek reiks mint. Bet manau, viskas bus chill ir viską pralėksim. Visai nemažai raiderių, bet manau nebus tai problema didžiausia. Tai va, kylam dabar į pirmą liftą, apšilsim ir lėksim į pirmąją trasą. Va, labai dripas mano geras. Va, tokį iš Dekatlono kelnytės pasiėmęs. Tai va, atrodau tai kaimietis iš kokio kaimo. Bet žinot, kas čia, ne mados klyksmų čia susirinkom rodyt, o tiesiog raidintai. Gerai kaip yra. Viskas, važiuojam viršuką ir pažiūrėsim, kaip seksis. O jeigu galvot, kas čia Doneštelė, klausit, čia iš Vinjeilo pasiema. Ir tada va, kvepuot geriau, žinai. Tai va, varat į Vinjeilą ir pasigrėbėt juostelį nosies, šiauriai gerai, žinokit. Tai va, važiuojam. Jala! Tikėjau tokių lainų. Ok, žymiai geriau. Pirmą dieną biržas raino pirmą. Geriau, žiūrėjau. O čia kaip? Čia tai reikia, čia tai tada labai stačiai. Nu, kokį kraterį mes čia turim? Nu, kokį turėsim. O, kurva! Varžybų metu. Ai, čia palašė tai. Ką padarėm ranus, kiek čia padariau aš 7 kokius. Nuovargis biški ir eisim dviratį nustot, buvo visas purvinas. Aš irgi va visas purvinas. Žiūrėsim, kai seksis baisiai dušna, baisiai. Šiaip tai pradėšė 3 lietų. Tai visko gali čia būti dar. Nu bet žodžiu, bus kaip bus jau. O kol kas laukiam, pažiūrėsim, kaip kitiems seksis, ne? Eisim pažiūrėti biškutį. Pasimatysim vėliau. Norėjau daugiau pavlogint, bet labai laiko nebuvo, tai labai reikėjo skubėti, žodžiu.
tikrų. Jeigu tiek minimo nebūtų, būtų smagu, bet ten kai kuriuose vietose tas minimas, tai... Davai! Ar man atrodė, jis priekinių stabdžių nenaudoja? Oi! Varom! Tai man sakė flow varyt. Tai jausmas, kur... Davai, atvarom varžybą, žiūri, fainas jausmas. Žiūri, fainai. Ir atvarom, davai, bus smagu. Raną, antram jau prasivešiu jūs, labai gaila, kad nefilmavau. Vat tai va baigėsi. Šiuo metu esam 5 su krešu. Iš kiek mūsų 11, ne? Kokia 12. Tai žodžiu, aš 5 su krešu, tai visi krešino. Nė vieno nebuvo žmogaus, ne, nu kaip, pirmi 3 be krešų pravažiavom, visi krešinom. Tai atsilikau nuo pirmos vietos 6 sekundės tik tais, kas šiauriai yra keista, nes aš griuvau, pagulėjau, atsistojau ir tik pradėjau tada spirtis. Tai gal būčiau ir buvęs pirmas, bet taip nepasisekė, nes kokio, nu vad nemeluoju, va tokio gilio vadovė, aš ją įvažiavau su kompresino dviratis ir taip koja pagavo pliūrį ir iš šono. Liūdna, bet yra kaip yra. Žiauriai nepasisekė, dėl ko nevažiavau ir nefilmavau iš tikro, tai nes pradėjo baisiai lyt ir kai lyjo labai buvo šalta, nenorėjau dėtis nei aprangos, nieko, tiesiog užsidėjau lietaus tą ir nuvažiavau, tai bet gera pliurzė. Tai va, antroji trasoj, viens pageida bičai važiavo ir abudu nukrito tiesiog. Ai ne, pala, 3, 4. 5? Ne, visi, dar ne vieno nematėm, kuris pralėktų. Bus? O tai gal šitas pralėktų? Ne. Ai, šitas jau krito. Ar bus antras kritimas? Bus. Manau, kad bus. Bus. Yra. Aiziet! Yra. Plačiai, gerai, žiūrim tolyn, kaip treniruotės, o? Tolyn, žiūrėk! Gerai, pochtas, koliuk. Wide line, good. O! Eiziet! Pradėjai į mūsų važiuoti. Atvažiuoja Karolio Krukausko mokinys. Nežinau, kas čia. Laikyk, maladėt! Oi! Labai gerai. Nice. If you like to pedal, you go to Latvia. Very good, Honda! Oh! Nice bike, Honda! Blemba, čia keturkojus buvo. Čia gera taktika. Keturkojus? Tokia va. Kaip tenisininkas, žinai. Vos neįsitaškė. Mašinas tokiais batais neįleis. Neįleis. Direktorius neįleis. Batas toks. Kur? O, nice bike. You selling bike? O, driftas. Visi normaliai atrodo, bet mums reikia dar greičiau važiuoti. Vytautai, L-drifta! Vytautas Vilnius! Varyk! Į rotą! Ne! Į rotą! Va čia tai nice! O, nice! Čia blogai. Tiesiog wow. Čia taip blogai, kad labai trasas nesukurtas ant šlapio važiuoti, tik tai galiu pasakyti. O, dieve. Let's go.
Bandom atmirkyti dviratį. Mirksta. Labai bloga situacija. Nežinau, kaip čia reiks įkišti. O, it would be nice. Bata, kas rata kelias. Aфиgenas varžybos. Aizgājuši sāniņu nedaudz. Komentarų! Trečia vieta. Irgi? Trečia vieta. Deivis, užstrigę stabdžiai. Diskvalifikuota. Nice. Gerą pliurzę buvo. Blemba 1 valandą power napo man išgerino šiandien. Linkėjimo paparčiai. Galėjo. Išvažiavę? O išvažiavę jie? Kur jie išvažiavę? Žmogus komandai paparčiai. Liktai, jo. Nu tai mes nepažįstam tų draugų. Nugėrėm su tokiais vyrukais. Nepažįstam tų draugų. Teiseris. Nes ministras dabar irgi nepažįsta tų draugų. Tai mes nepažįstam. Čia viens kitą visi bando prarėkti. Pirmo vietą įsīnīja Milāns Kustiņš. Daugiau paičių. Krievija pasigūmāt 67 sekundes, tur ir elitē jau jābrauc, man liekas. Jā, tas, ko es gribēju teikt, vakardien viņš on the 4th position in the end. Third place, trešā vieta, Lithuanian rider, Karolis Krukauskas! Stable 2 runs, 5th and 4th position. And in the end, 3rd position on the podium. Make some noise for the fastest guys. It's Lithuanian water game today. The Vytautas Šover. Okay, and we have one last. Žodžiu, baigiam savaitgalį. Smagiai praėjo laikas. Nu kaip savaitgalį, sekmadienį. Valandą miego, galiu pasakyti, nepadeda greit važiuoti. Stabilumo šiandien baisiai trūko. Bet su 2 krešais visai neblogą laiką parodyti išėjo, tai tas smagu. Tai visgi greitis buvo ten tiesiog ant tokių lempinių vietų. Antroji tarsoj tas ore pakilimas, o pirmoji tai šis buvo visiškai nesąmonė krešas. Ten tiesiog užklimpau ir užstrigau ir nukritau. Tai. Bet yra kaip yra, varžybos yra varžybos, tai smagu su 3 vieta, kad leikiam bent namo. Tai viskas, šaunamės į kelią. Ir link namų link. Tai susimatysim kitose video su visais. Eikit aplankykit mūsų rėmėjus, kurie mums padeda šiose kelionėse ir siekti gerų rezultatų. Susimatysim kitose video. Kaip ryte, čia ir iki.